Dangiškas greitis. Sveiki, dangiško greičio žiūrovai. Kaip matote, šiandien turime elektrinę mažulę Karmen Electra. Tai yra BMW i3 automobilis, 5 durų, hatchbackas, miesto automobilis varomas elektra. Jį nuo 2013 metų gamina BMW kompanija. Tai yra pirmasis masinės gamybos BMW nulinės emisijos automobilis. Oficialiai šis automobilis elektra gali nuriedėti iki 270 km. Čia vasaros metu, žiemą iki 220 kažkur. Ane? Šis modelis 2 kartus tapo geriausiu pasaulio automobiliu, o 2014 metais tapo geriausiu žaliuoju bei geriausio dizaino automobiliu. Taip kad šita mažulė turi labai daug apdovanojimų. Šiaip fun fact, kad šis automobilis kartu su automobiliu BMW i8 Formulės E čempionate tapo saugos automobiliais. BMW nuo kada saugos automobiliais? Šis automobilis yra 2017 metų, tai yra kol kas naujausias, šviežiausias automobilis, kurį mes apžvelgėme mano laidose. O kiek kilovatų turi? Tai žinokit, parašysiu kažkur čia. Gerai, dabar einam, apžvelgsime, kaip atrodo automobilis iš išorės. Tai man, kas labiausiai ir įdomiausiai patinka, jo durų dizainas. Tarkim, atsidaro pagrindinės durys. Kaip matote, lango stiklas yra be rėmo. Kaip ir daugumoje BMW automobilių, stiklas pavažiuoja žemyn, kuomet atsidaro durys, o kuomet užsidaro, pasikelia aukštyn. Galvotum, kad čia nėra rankenėlis ir tarsi atrodytų, kad automobilis yra tiesiog 2 durų. Bet rankenėlė yra paslėpta, jinai yra labai gražiai integruota. Ir duris atsiveria. Gana neįprastas vaizdas matyti duris atidarytas kaip tvartas. Bet šiaip yra gana patogu. Daugumoje automobilių galinės durys yra plonos, lengvos. Nepasakyčiau, kad šitos labai plonos ir lengvos. Tikrai matosi gana kokybiškos. Yra iš perdirbtų medžiagų apdaila. O vat ši dalis ir kėbulas yra pagamintas iš anglies pluošto, kas irgi yra neįtikėtina. Gal, žinai, dabar ir nėra tiek neįtikėtina, bet vis tiek smagu. Ir pažiūrėkit, ratai. Išskirtiniai, ar ne? Labai dideli. Bet ir tuo pačiu labai ploni. Aš savo nedidelę tikrai ranką galiu pamatuoti sprindį. Tai jeigu nuvažiuočiau ir sakyčiau, man reikia padangų, sakytų kokio storio, tokio. Šiaip atrodo kaip dviračio, ne? O kiek nuvažiuoja? Iki jūros galima paliekti. Pažiūrėkim, kas slepiasi po kapotu. O gal pasižiūrim, kaip atrodo variklis? Ką čia reikia? Va, radau. Tu sakei, nerasiu. Variklis atrodo, tai kad čia nėra to variklio. Tai niekur neparodysiu, nes nėra jo. Čia yra tiesiog keli mazgai. Šautuvai, kitaip tariant, yra pakrovimo anga, ane? Tai tiek to variklio, o tai... O kur šiaip visas? O kur šiaip viskas yra? Kur pažiūrėsim? Tai einam, pasižiūrėsim, kas toj bagažiniai tada slepiasi, jeigu nieko nėra priekyje. Tuščia, bet galime pasižiūrėti, kas slepiasi už šitos plokštės, platformos. Aha. Tai mes čia radome akumuliatorių, kaip matau. Tai tiek iš tos bagažinės. Čia negalima dėti jokių net sunkių dalykų. Rodo, kad negalima net dėti jokių lagaminų sunkių turbūt. Tenka nusivilti. Šiandieną neišbandysime, ar aš tilpčiau į bagažinę, nes būtų biškutį baisu sugadinti tą akumuliatorių. O tai čia nėra jokių slaptų durelių. Nieko. Tokia ta elektra. Nei slaptų durelių, nei zapaskių tariamų, bet užtat gerai eina. Tai kaip ir daugumos automobilių, tiek ir elektriniai automobiliai turi štai tokią durelę, kaip man patinka slaptus durelis. Šitoje durelėje paperti. Galima tiesiog pasikrauti, nereikia jokio pilti skysčio, užtenka elektros. Gerai, miegok toliau. Gana erdvus yra automobilio priekis, labai didelis stiklas, matai daug dangaus. Odinės sėdynės, šildomos, įšyla momentaliai, iš karto įšyla sėdynės įjungus. Matyt, dėl tos elektros, žinot. Automobilio vairas yra
neįprastas, futuristinis. Aš dar nesu mačius, kad aplink BMW ženkliuką vaire būtų kažkokia tai spalvos detalė. Jis gana plonas, bet labai lengvai valdomas. Matome net 2 ekranus. Užkūrus automobilį. Įjungus automobilį. Įjungus automobilį mes matome čia, kiek mes turime dar nuvažiuoti. Nuvažiavę 100, tarkim, kilometrų, jau, sakytume, reikėtų jį pakrauti. Ir būtent visa automobilio valdymo sistema yra sudėta prie pat vairo. Viskas yra vietoje, viskas yra patogu. Tai čia galime nusistatyti dabar, aišku, parkingas, P raidelė, N neutralus, R yra atgal ir D važiuojame įprastu režimu tiesiai. Kodėl aš čia aiškinu visiems, vis tiek visi žino, taip kaip čia, ką reiškia tos raidelės. Kaip matote, yra nemažas tarpas, tai ir tarp vairuotojo ir keleivio. Būtent šitoje vietoje yra neužkišta erdvė, yra daug erdviau. Kadangi automobilio bagažinėje yra baterija, Teslose baterijos yra po dugnu. Tai aš manau, kad yra šiek tiek ir saugiau ir garantija didesnė, kad nesudaužysi taip greitai baterijos. Saugiau kažkiek, kad ta baterija yra bagažinėje, o ne po dugnu, ne dugne, ne grindyse, kaip sakant. Gal dėl to čia tos grindys ir tokios plokščios. Jisai yra kitoks nei visi BMW, tikrai matosi išdėstymas valdymo sistemų yra kitoks. Net visa šitos erdvės zona yra visiškai ne BMW-biška. Šitas automobilis yra kitoks, bet tuo ir žavi, kad BMW kūrėjai pasirinko būtent tokį atnaujinimą ir štai būtent tokį dizainą, kuris skiriasi nuo senųjų. Dar kas yra labai fainai, tai galima pasirinkti, kokiu režimu norėsite važiuoti. Ir čia yra komfortinis režimas, tai iš karto matome, kad galime dar važiuoti nekrovus automobilį 120 km. Eco Pro režimas, tai yra visiškai ekonominis, 123 km galime nuvažiuoti. Ir Eco Pro Plus 133. Tai vat matote, beveik 10 km galima nuvažiuoti daugiau, važiuojant Eco Pro Plus režimu. BMW i3 nėra pigus elektromobilis, jis stipriai išlaiko savo vertę. Standartinės įrangos lygis yra padorus, o BMW i3 eksploatuoti yra pigu, bet to gaunate automobilį, kurį tikrai malonu vairuoti. Šiek tiek stipriau paspaudus BMW i3 vairuojamas taip pat gerai kaip ir sportinis automobilis, tačiau dėl plonų padangų jo sukibimas su kelio danga yra panašus į įprasto hatchbacko sukibimą. Nepaisant to, jis labai smagus. Standartinės įrangos lygis yra padorus, o BMW i3 eksploatuoti yra pigu, bet to gaunate automobilį, kurį malonu vairuoti. BMW i3 galima įsigyti nuo 2013 metų. Per tą laiką nebuvo nustatyta jokių bendrų visoje gamoje pasitaikančių problemų. Tiesą sakant, naujausiame pasitenkinimo indekse i3 iš viso surinko įspūdingus 9 balus iš 10, o BMW kaip gamintojas pasižymi gera patikimumo reputacija. Penktadienis, Kaunas, 4 valanda, yra mirtis kelyje. Mirtis. Nei vieno tarpelio. Net nežinau, iš kur čia tų mašinų tiek. Tik klijuoja prie kėdės iš karto, kaip gaziuką paspaudžiu. Kamštyje su elektromobiliu stovėti yra vienas pliusas, nes gali tuo pat metu ją kažkaip pasikrauti. Ypatingai, jeigu daug stabdaisi nuokalniai, tai gali išvis pasikrauti bent keliais kilometrais. Šiaip fainas būtų toks eksperimentas, jeigu visiškai išsikrovus yra šio automobilio, tarkim, baterija, mes ją paleidžiam nuo kalno ir pažiūrim, kiek pakrauna, kiek prigeneruoja tos elektros. Būtų fainai. O, kokia graži šita mėlynė. Pažiūrėkit, emkiniai ratai. Kokie graži. Norėčiau pagazuoti ir paliekti tikrai greičiau su jie, bet tiesiog esam strigę mieste, kamštyje. Šitas automobilis ir yra miesto automobilis. Jisai nepritaikytas ilgiems atstumams važiuoti. Tai yra tiesiog miesto automobilis nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Iš namų į darbą, iš darbo į namus. Nuotoliu per appsą būtent gali automobilį žiemą tiek pašildyti, vasarą tiek pavėsinti. Įsivaizduokit, atsikeliat ryte ir įjungiat, kad jums automobilis pašiltų. Šio automobilio vairas nėra labai patogio iš tikro padėti, man jis gal yra gana net aukštai. Aš kartais per vairą nematau skaičių. Fainai sukalioti su jo aikštelį, man tai labai patinka. Taip greit apsisuka. Gerai, dabar kol žalia, gazuojam ir lekiam atgal.
Pririnksim baudų, man atrodo, šiandien. Negaliu, labai noriu gazuoti. Ir negaliu. Bet kad yra 50-60, tai važiuojant jaučiasi tikrai, kad priklijuoja šiek tiek prie kėdės. O, kaip man patinka tas jausmas. Galėtų iš viso tuščia gatvė būti ir galėtume taip važinėti be jokių stopų. Buvo 116 km, o dabar yra 118, reiškia 2 kilus pasikrovė, kol stovėjome prie šviesoforo. Šiaip sėdžiu gana aukštai, viską matau iš aukščiau nei įprastose automobiliuose. Su ja sutaupysi tik tai ilgoj perspektyvoj, galų gale tikrai atsipirks, nes nepilsite į jį jokių degalų. O jeigu įsirengsite automobilio krovimo stotelę namie, tai tikėtina, kad sutaupysite dar daugiau ir tada tas automobilis dar greičiau atsipirks. O kai atsipirks automobilis, galėsite ant stogų užsidėti saulės elektrinės panelės ir tada visiškai uždyka. Argi ne verslo planas? Nu fainai rieda, fainai, man labai patinka. Yra ir galius, yra ir ekonomiškumo, nori pagazuoti. Pagazuoju taip, kad net priklijuoja prie kėdės. Nori ramiai pavažiuoti, įsijungi Eco Pro Plus režimą ir kruizinius sau ramiai. Labai fainai, tikrai. Jeigu spaudžiate iki galo gazo pedalą, tai per 6 sekundės galite pasiekti 100 km/h greitį. Dabar vėl man rodo skydelėje, kad 119 km man dar yra likę nuvažiuoti, nors prieš tai rodė 116 ir dabar rodo 120. Tai aš važiuoju tikrai ekonomišku režimu ir man jinai bestovint, nesidraskant, važiuojant miesto greičiu, jinai save pati kraunasi, kas yra tikrai neįtikėtina. Jeigu važiuosite ramiai ir iš lėto, tai jisai jums dirbs. Jums uždirbs kilometrus. Tai ką, šiandien tiek. Mes su Karmen Elektra dar važiuosim prasukti kokį ratuką pro vakarėjantį Kauną. Vakarėja, jau vakarėja, eismo keliuose mažėja. Man atrodo, jūs jau žinote, ką daryti. Paspausti laiką, parašyti komentarą ir pasišėrinti su draugais, gal kažkam patiks. Kaip yra, ko tu žiūri taip piktai? Jeigu žinot gerą operatorių, irgi parašykit. Pyksta ir pyksta visą dieną. Važiuosime su Elektra prasisukti. Na, 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 na. Atsimenat pirmą epizodą? Kodėl BMW yra susijęs su lėktuvais?